Kino teatre užgesus šviesai jūs atsidurėte tamsoje su nepažįstamaisiais. Kas tie žmonės? Dalis jų turėjo sunkią dieną, geriau neklausk. Dalis jų mielai papasakotų, ką šiandien veikia, jie tą ir padarys savo kaimynams per filmą. Tikėtina, kad kažkas iš jų baisiai įsimylėja ar nusivylė meilę, kad ją kur. Kažkas nenupirko pieno, beje, avižų prašė ar migdolų. Ir visgi šie svetimieji kažkuo artimi. Jie neatsitiktinai čia. Jie visi susirinko pasižiūrėti būtent šio filmo ir visi iš kino nori daugiau nei priedo prie popkorno. Jie neišsigando, kad filmas greičiausiai netitiks formulės, kurioje blogis pralaimi, geriems žmonėms sekasi, svajonės pildosi, meilė tęsiasi amžinai. Jie nebijo žiūrėti kreivesnių, netikėtų, nepatogių ar net pavojingų istorijų. Ir jie yra jūsų bendrakeleiviai šiame seanse. Jūs realiu laiku pirmą kartą išgyvensite kūrinį, į kurį susikaupsite ir pasimsite savo. Ir kiekvienas turėsite savo filmo versiją, bet būsite ją patyrę kartu. Čia yra vienas iš kino teatre žiūrimo autorinio kino stebuklų. Jis nepažįstamiesiems tamsoje suteikia ilgai trunkančio bendrumo. Kino pavasaris. 30 gyvenimo kine metų. Kovo 7-23 dienomis visoje Lietuvoje. Didieji partneriai – Ergo draudimo grupė, Teleplay, informaciniai partneriai – LRT, 15 min, žmonės, M1+.